Sveiki. Į viešumą išlindusi vaiko atėmimo iš motinos Alytuje istorija parodė, kad karalius nuogas, kad nuo Garliavos istorijos laikų vaiko teisių sistema nepasimokė. Ir šiandien apie tai kalbamės su teisininku Eriku Pavlovičiumi. Sveiki, gerbiamas Erikai. Labą. Sukrėtė tikrai daug ką vaizdelis socialiniuose tinkluose ir ne tik, tai ir žiniasklaidos priemonėse apie tai, kaip vykdant teismo sprendimą, nes vaikas buvo skyrybų metu priteistas, kažkaip suprantu, tėvui, buvo iš motinos paimtas 9 metų vaikas ir tie tokie brutalūs veiksmai apie tai, kaip policininkas užlaužė motinai rankas, vaikas buvo mama apsikabinęs, kaip vaiko teisių tarnybos darbuotojai atplėšė, apie visus tos vaizdelius pamatė, galima sakyti, visa Lietuva ir tai labai sukrėtė. Ir be abejo, mes šiandien nesigilinsim į tos skyrybos bylą ir panašiai, bet apie tą pačią sistemą, apie tą vaiko teisių sistemą nuo Garliavos iki dabar. Kas čia pas mus ne taip, kodėl niekas nepasikeitė, nes ta situacija parodė, kad karalius nuogas. Šitoje situacijoje mes jau kalbėję esam buvę pas jūs laidose, aš atsimenu apie vaikų teisių tarnybos ir jų sistemas. Aš gerai atsimenu, kaip aš jums tuo metu buvau sakęs, kad vaiko teisių tarnybos nekaltinant tų specialistų, o pati sistema padaryta tokiu principu, kad pažymėti tik tai teisingai langelius visur varnelės ir viskas bus gerai. Tipo mes dirbam. Matyt, neišgirdo dar ir tada vaiko teisių tarnybos mūsų programas, kurias mes rodėm, ir kitų žmonių pasipiktinimai, kurie buvo irgi dėl vaiko teisių tarnybų. Pagrindinė, sakysim, schema ir sistema tos vaiko teisių tarnybos yra tokia. Aš jas mintinai žinau tiek, kiek jos save rodo teismuose, tiek, kiek aš matau, kiek jos rodo save klientus, kuriuos aš atstovauju santuokos nutraukimo bylose, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo bylose, ir jos rašo išvadas ir veda atvejo vadybas ir panašiai. Tai čia reikėtų, kad vaizdas atsirastų, suprasti tie, kurie žiūrėjote Delfi žurnalistės Daivos Rots, vardas toks interviu paimtas iš vaiko teisių tarnybos specialisto, net neatsimenu aš pavardės dabar tos moters, ir Slušnys buvo Seimo narys. Tai jeigu pasižiūrėsime dvi situacijas, viena situacija, kada būtų, jeigu mama apklausinėjama, sakysim, žurnalistų, tai greičiausiai patrauktų didelį visuomenės dėmesį. Ir tokiu būdu būtų reitingai programos, ir tokiu būdu matomumas didesnis, ir tokiu būdu nuo to tokios struktūros kaip televizijos ar radio gauna pajamas. Tai normalu, tai yra reklaminių paslaugų principų viskas daroma. Tokiu atveju, kada rodo Seimo narį Slušnį ir rodo vaiko teisių tarnybos tos, sakysim, metodinius pasisakymus šablonais, niekam neįdomu. Tai jeigu neįdomu, tai reiškia, tada turi mokėti užsakomosias kažkokias tai programas, ir mano žiniomis žiniasklaidos priemonėms vaiko teisių tarnybos, tai iš mokesčių mokėtojų pinigų be abejo, moka užsakomosius reklaminius klipukus visokius, ir dabar bus rodoma visur, kokia yra bloga mama. Pasižiūrėkit, būtent tą programą, jeigu ją tęsiant toliau, kaip jinai buvo iliustruojama. Apie tai, kad vaikui buvo rankos užlaužtos, apie policijos pareigūnų veiksmus, apie, sakysim, vaiko teisių tarnybos veiksmus, nei vieno žodžio. Buvo kalbama tik apie tai, kokia bloga yra mama, kokie blogi yra tėvai, kokiuose blogose šeimose jie auga. Ir panaši retorika. O galų galiausiai Slušnys pasiūlė tos vaikus, ironiškai aišku, siųsti į Marsą arba į Mėnulį. Sakysim, jisai tai ir partijai priklauso, Armonaitė kosmoso programą darė, galimai ten vaikų namus jau ir įsteigusi. Tai Slušnys tada žino, ką jisai daro, o jeigu kalbėti rimtai, tai nusišneka. net nežino, sakysim, kaip ištransliuoti savo asmeninį PR, dėl ko jisai tenais ir atėjo.
Tai žiūrėkim dabar į tai, kaip atrodo situacija iš tiesų. Vaiko teisų tarnybos specialistė, tą būtent pasakiusi interviu, jinai kaip aiškino. Jinai sako, 54 kartus buvo nagrinėjami skundai per tuos nuo 18 metų tėvų skundai, tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Tai reiškia, kad 54 kartus turėjo susitikti vaikų teisų tarnybos atstovai. Ir tais šabloniniais pasakymais su ta tokia visiškai rame numirėlio, sakysim, įjungta į veido programa, sako, kad viską mes padarėme, mes tiek daug įdėjome, vat specialistai tenais dirbo, specialistai yra geri, kaip aš galiu jais netikėti, jie viską darė, aš skaičiau, aš žiūrėjau, aš mačiau, aš paaiškinsiu, kaip vyksta iš tikrųjų vaiko teisų tarnybos tų specialistų visas darbas. O atrodo viskas tokiu principu, reiškia. Rašomas skundas, sakysim, vienas iš tėvų skundų. Vaikų teisų tarnybos išsikviečia vieną iš tų tėvų, ant kurios skundas yra parašytas. Tai vadinasi atvejo vadyba. Surašo tai, ką kita pusė sako, paskui ką kita pusė, jie nieko nedaro, absoliučiai tik tai pasiklausinėja, surašo ir visą šitą, ką surašo, jie rekomenduoja daryti tam tikrus veiksmus, kurie eina pagal metodinę medžiagą. Neįsigilinę, visiškai neįsigilina, niekada neįsigilins į kiekvieną įvykį asmeniškai ir individualiai. Apie tai netgi teismų praktika yra suformuota. Bet jie daro šablonų, tą darysi, tą darysi, tą darysi. Vėliau visą šitą informaciją perduoda teismui ir naudojama ta informacija prieš tėvus. Na, kitaip ir neįvertinsi, todėl kad pateikta šita informacija, kuria yra, advokatai priešingų pusių, tiems, kuriems bus ta informacija naudinga, jie naudos prieš būtent tą tėvą. Va taip viskas vyksta. Toliau, reiškia, situacija yra tokia, kada vyksta santuokos nutraukimas ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymas. Be abejo, va čia, šitoj daly dėl to vaiko ir mamos, aš nežinau tų aplinkybių, 98% dažniausiai vaikas atitenka mamai. Kodėl čia buvo, aš nesianalizuosiu. Bet situacija yra tokia. Ateina, paskaičiuoja pomidorus šaldytuve, pasižiūri, sakysim, kiek agurkų ir rašo, kad gyvenimo sąlygos tinkamos. Ar tai yra iš tikrųjų tinkamos? Aš turiu bylų begalės, sakysim, viena Vilniui byla, viena baigta buvo, nuotraukos pateiktos. Aš pasakysiu taip atvirai, kad aš dar tokio, sakysim, ten liaudiškai sakant, velnias ragus nusilauž, kokia betvarkė namuose, vieno kambario bute gyvena su pilnamečiu sūnumi ir nepilnametė mama, niekur nedirbanti ir sako, viskas gerai. Čia sako, visos sąlygos geros. Tačiau tenka spaudoje kai kada skaityti, kur kaime žmonės gyvena ir neva, mes perkelsim į saugesnę vietą, nes čia sąlygos yra blogos. Tai reiškia, kažkokie kitokie standartai yra, aš taip įsivaizduoju. Dabar, jeigu eiti toliau šitoje dalyje, ateina vaiko teisų tarnybos rašydamos išvadas. Išvadas, kurios jos rašo, šablonas. Tiesiog paremtas šablonas. Net nėra ką komentuoti. Įrašytas vardas pavardė šablonas. Teisme, kada atstovauja, sakysim, vaiko teisų tarnybos atstovas kažkoks, jisai kalba tai, ką turėtų kalbėti advokatas. Teismų praktikas, teisinius aspektus ir grinai šablonais metodiniam informacijom. Nu, pavyzdžiui, sakysim, vaikas, mama paprašė, kad būtų vaiko periodiniam išmokom sumokėta kas mėnesį po 300 eurų grubiai. Išvada bus tokia, neprieštarauja vaiko interesam. Paprašys 500, neprieštarauja vaiko interesam. Paprašys 1000, neprieštarauja vaiko interesam. Viskas, daugiau nieko nedarys, išskyrus tos atvejus, jeigu nusileis žemiau 270 eurų, kur yra teismų praktika suformuota, sakys, kad galbūt reikėtų daugiau. Bet šiuo atveju teismų praktika visai kitaip pasisako. Ir šioje dalyje jinai irgi lygiai taip pat pasisakytų visiškai kitaip, kadangi vaiko interesai apsprendžiami ne vien tik tai vaikas ir vaike, tai turima žiūrėti ir paisyti abiejų tėvų interesus, kad vaiko interesai būtų patenkinti. Todėl, kad jeigu jūs nepaisysit abiejų tėvų interesų, tai vaiko interesai niekaip nebus patenkinti. Tai ką mes turim šiandien? 54 skundai. Ir sako, žinokit, mes visą darbą padarėm. Tai kad jūs nieko nepadarėt, jeigu tie skundai ir toliau eina. Jūs nieko nepadarėt, jeigu, sakysim, visą tai persikėlė į televiziją jau.
Jūs nieko nepadarėt, jeigu fizinę jėgą naudoja vaiko teisių tarnybos. Nieko nepadarėt, jeigu fizinę jėgą naudoja policijos pareigūnas. Tai čia tiek, kiek išėjo į viešą erdvę. Ir aš žinau net koks sekantis greičiausiai turėtų būti žingsnis. Kad atitraukti dėmesį, čia aš pasakysiu iš praktikos kėdytės, tai norint atitraukti dėmesį dabar reikia padaryti tą motiną nusikaltėlę. Tai reiškia, nebus vertinama greičiausiai apie tai, kad jinai dėl bendro gėrio paviešino tą informaciją, parodyti, atspindėti nuogumą vaiko teisių tarnybos ir sistemų neveikimo, bet bus bandoma išsiaiškinti, kaip jinai gavo šitą video medžiagą, ar tai buvo teisėta, kiek tai teisėta, ar tai paviešinta, nepaviešinta, užtrauks baudžiamąją bylą, vėliau sugalvos, kaip padaryti ekspertizių būdu, kad jinai smurtavo prieš tą vaiką psichologiškai ir tą, vienu žodžiu, mamą stengiamasi bus suniokoti, suniokos sistema. O tai reiškia, kad mokės reklaminius pinigus televizijai, mokės žurnalistams ir visa sistema eis prieš vieną va šitą moterį, kad tik ne dėl to, kad, sakysim, kad išspręsti problemą, o dėl to, kad atitraukti ją į šoną ir padaryti nuo sistemos ir padaryti vaiko teisių tarnybas šventas ir geras, tai vadinasi biurokratija. Tokiu būdu veikia socializmas, aš kiek atsimenu, tokie metodai yra ir komunistiniai. Tai yra, kad atitraukti nuo sistemos, sistema yra neliečiama, sistema yra šventa. Kokios problemos pagrindinės yra vaiko teisių tarnybos visoje sistemoje? Tai yra modelis užtrauktas iš Norvegijos, mano žiniomis, juvenalinė justicija. Jeigu mano subjektyvę nuomonę sakyti, apie tai daug kartų esu minėjęs, tai yra tos picos viena iš dalių auksinio milijardo ideologijų. Bet apie tai nesiplėsiu. Tai reiškia, mums šitą sistemą atvežė iš Norvegijos, dalį pinigų, ko gero, kurie buvo, kažkur nukeliavo, nes paprastai, kada skaičiuojamas yra projektas, kiek jisai turi būti gyvendinama ir kiek jam sumokama, pinigų tų turėtų užtekti, jeigu daroma protingai, jeigu trūksta, jų dar damoka. Bet kadangi tai minkštas projektas, aš labiau negu įsitikinęs, kad kažkur tai kažkas tai prisiglaudė tų lėšų ir tų pinigų pritrūko. Arba tada aš turiu vertinti, kad pas mus visiškai nekompetentingi žmonės arba Norvegijos sistema visiškai yra neveikianti. Tai kažkur iš šitų dalių turėtų veikti. Man arčiau dūšios yra, kad pinigai nutekėjo kažkur tai. Kadangi modelis, jeigu atvežtas projektas, kiek man teko žiūrėti ES kitų pažengusių valstybių, sakysim, projektus, jie būna, net jeigu jie įdingi, jie būna aprašyti tikrai gerai ir jie yra įgyvendinami. Kur minusai yra padaryti? Pagrindiniai. Norint užtraukti kažkokį tai projektą iš kitos valstybės, tai lygiai tas pats, kas yra implantuoti į gyvą organizmą kažkokį tai organą. Niekada nežinai, prigis ar neprigis. Norint sužinot, kad tai prigis ar neprigis, turi būti atlikti sociologiniai tyrimai iš pradžių, kur pas mus Lietuvoje tikrai jų jokių nebuvo, tokių giluminių, nes tą pajaustų visi, būtų apklausos daromos ir matytųsi. Yra daromi kiti tyrimai, tai yra ir kriminologiniai tyrimai, sociologiniai tyrimai, specialistų, sakysim, vaikų ekspertų, turėtų būti psichiatrų, psichologų tyrimai, psichologų dirbančių su šeimom tyrimai ir tokiu būdu bandoma implantuoti po truputėlį šitą modelį, nekeičiant esmės, maždaug užtrunka, aš įsivaizduoju, iki 10 metų plus. Ir tada prigyja, o jeigu prigyja dalinai, tai tada žiūri, iš kurios pusės priauginti, kad būtų teisingai, jeigu vaizdžiai įsireiškiant. Jeigu tai neprilimpa, tai tada sprendžiama arba to modelio atsisakyti, arba įkeisti iš esmės. Ir tokiu atveju tai būna paprasčiausiai nedaroma protingose šalyse, aš turiu omeny, nedaroma tai įstatyminė bazė dar, nekuriama teisėkura. Tai yra po truputėlį implantuojama, žiūrima kaip veiks ir tos dalys, kurios prilipo, jos įstatymiškai jau pritvirtinamos. O iki to būna jos neprivalomos, kadangi įstatymas šito nenumato. Ruošiami yra specialistai. Specialistai vėlgi yra ruošiami keliais būdais. Vienas yra modelis amerikietiškas fly in, fly out vadinasi, tai atskrido kažkokie specialistai į Lietuvą, pasidalino savo informaciją ir skrido. Ar tai prigis? McDonald's prigis. O šitas gali ir neprilipti, todėl kad pas mus skiriasi istorija, kultūra, vertybės, pas mus visa tai skiriasi.
Ir kadangi visą tai skiriasi, neprigijo šitas mechanizmas. Visiškai. Prigijo tik tai dirbtina forma, kuri yra užpildyti lapus, kurie yra visiškai biurokratiniai, visiškai jokios naudos tam vaikui neduoda, visiškai netgi pasakyčiau duoda šeimoms ydingą dalį ta juvenalinės justicijos projekto dalis, kuri dabar implantuota yra. Kodėl taip yra? Na, va, kaip pavyzdys, sako, mes padedam visiems. Aš tiesiog iš savo praktikos galiu pasakyti, kad dažniausiai, kada šeimos skiriasi, jos lygiai tiek pat, kiek myli aistringai vienas kitą ir eina į santuokos rūmus, lygiai tiek pat nekenčia vienas kito, aistringai rodydami priešiškumą vienas kitam. Jeigu ten eina su šypsenomis, pas mus ateina su ašaromis. Ir dabar vaikas yra vienas. Jau nekalbu, kad šunio nepasidalina, eina į teismus. Ambicijos reiškia ne tiek ta šuo kainuoja, o kiek kainuoja ambicijos. O pas mus reikia turėti omeny, kad skiriantis nuo Norvegijos, Švedijos, sakysim, žmonių charakterio. Aš galbūt klaidingą nuomonę susidaręs, bet man susidaro toks įspūdis, kad tenais jau prieintas toks lygis, kada yra pas žmogų jo charakteris amputuotas. Tai pas mus Lietuvoje žmonės labai yra ambicingi. Jie galbūt yra, pripažinti reikėtų, netokie vieningi kaip kitos šalis, bet pas mus žmonės pilni ambicijų. Ir tos ambicijos kainuoja. Principas. Pas mus žmonės labai principingi. Pas mus žmonės yra užgaulus. Gali, sakysim, žemaičiai čia jūs tikriausiai gali užpykti ir visą gyvenimą ir nekalbėti, jeigu jie neatsiprašys. Tai, bet čia nėra bloga ta savybė, tiesiog mes tokie esame. Ir jeigu mes tokie esame, mums netinka šitas modelis. Jis turi būti prijungtas prie mūsų valstybės žmogaus charakterio modelio ir netgi galbūt atsižvelgiant į demografiją kiekvienos Lietuvos dalies. Nes taigi ženkliai skiriasi Žemaitijoje gyvenantys žmonės, jų papročiai ir charakteriai ir Dzūkijos. Na, nors kalbam beveik viena kalba, jeigu kalbėtų žemaitis, turbūt nieko ir nesuprasčiau iš Skuodo. Teko tokios praktikos turėti, vertėjo prašiau. Tai, sakysim, bendrinė kalba lietuviškai šnekant, charakteris jis vis tiek negalvos taip. Jisai pasibus kitoks. Ir dabar situacija yra tokia. Reiškia, įsivaizduokim, kad mes turime vaiką, kurio santykiai yra visiškai, sakysim, tėvų priešiški dalyje dėl to tėvo. Ir tėvai būna skirtingi. Ką daro vaiko teisės? Mes aiškinam vaikų teisėm, pavyzdžiui. Sakom, žiūrėkit, santykiai tarp jų priešiški. Jie negali tarpusavį sueiti, nes jie pradeda peštis. Ta prasme, užgauliot vienas kitą, jie pradeda vienas ant kito keiksnotis, pamatęs vienas kitą, jeigu dar nematydami, jie nieko nešneka apie tą, sakysim, priešingą pusę. Pamatę, jiems sugrįžta ta emocija, taigi visa ta emocija persiduoda vėliau vaikui. Ir mes aiškinam tiek teismuose, tiek aiškinam ir vaiko teisėm, kad jūs sudarykit tokiu atveju sąlygas tokias, kad tą vaiką mes galėtume nuvežti, sakysim, į vaikų teisių skyrių, turėtų būti sudarytos sąlygos, ne tai, kad tenais užėjom grotos, atsidarė grotos, uždarė vaiką į narvą, palaukė, atidarė. Turi būti sudarytos sąlygos tokiem vaikam. Tėvas atidavė vaiką, mama atėjo pasiėmė vaiką. Ir tokios kaip, darželio forma, ten turėtų būti socialiniai darbuotojai, kurie turėtų būti apmokinti ir visą šitą organizuoti. Papildomai, jeigu tas nepavyksta, socialiniai darbuotojai turėtų tarpininkauti ir padėti, bet kaip spręsti šitą problemą, kad apsaugoti vaiką. Atsakymas yra paprastas. Mes neturim tiek žmonių, mes nedarysim, mes čia nesikišim, čia yra ne mūsų reikalas. Tai klausimas, o koks jūsų reikalas? Mūsų reikalas yra vaiko teisės apginti. Tai kaip jūs jas apginsit? Tai jo interesus apginti. Tai kaip jūs jas apginsit? Tai va, yra atvejo vadyba, mes pasakom, ką tėvam reikia daryti. Bet tėvai nesupranta. Tai jeigu tėvai nesupranta, mes iš jų vaiką paimsim. Va, pagalba. Kita dalis, sakysim, bet turėjau irgi situaciją, viena tėvas visiškas nusikaltėlis. Apie tai netgi byloj pririnkta informacijos. Tiesiog užsigyvena iš nusikalstamos veikos. Ir mes aiškinam, kad sakom, jūs negali to daryti, su vaizdu nenori šnekėti nei mama, nei jos dabartinis sutuoktinis, nes bijo, kad sako, vaizdą įjungs ir jis ateis apvoks. Jūs galvojate, teismas girdėjo ką nors?
Ne, teismas išgirdo, ką jis pasakė. Sako, aš dirbu. Klausimas, o kur tu dirbi? Kur noriu, ten dirbu. Įrodymų yra, įrodymų nėra. Ir teismas rašo sprendimą. Jisai dirba, už tai negali būti. Su vaizdu dalyvavimas būtinas. Tai kaip tada turėtų šitas sprendimas būti, sakysim, realizuojamas? O ne kaip. Štai ir vėl konfliktas. Mama, aišku, neduos su vaizdu vaikui bendrauti, ana pusė pradės rėkti, vėl prasidės žinučių rašliavojimai, bet pagalba tokia vaiko teisių tarnybų šioje dalyje. O teismas iš tikrųjų, nors turėtų būti aktyvus ir rūpintis protingumo kriterijais, ne visada tai daro. Ne visada. Ir aš tą galiu pasakyti drąsiai. Yra tikrai teisėjai, kurie labai jautriai tai reaguoja, yra teisėjai, kurie prižiūri ir žiūri tas situacijas gana, giliai dėl tų vaikų. Bet štai aš jums dar vieną atvejį galiu papasakot. Vat mama serga šituo, kaip jinai krenta ant žemės, vienu žodžiu, epilepsija. Į mėnesį po keletą kartų. Vaikui dar 2 metų nėra. Tiesiog krenta ir jinai paskui neatsigauna savaitę. Dabar vyksta teismai. Mūsų žiniomis mes turim informaciją, kad jinai net nekviečia greitosios, slepia dėl to, kad neišlystų informacija. Kai aš perėmiau šitą bylą ir pasižiūrėjau, kas tenais yra byloje, tai vaiko teisės net nepasidomėjo, kad epilepsija, reiškia, motina krenta, o nėra kam prižiūrėti to vaiko. Yra, sakysim, kiti 2 vaikai, kurie taip pat turi epilepsiją, genetiškai iš pirmos santuokos. Ir dabar, reiškia, jeigu tas vaikas paimtų ir iš 4 aukšto balkono iškristų šiai dienai, tai ką sakytumėt, kas kaltas? Vaiko teisė sako, ne, čia viskas gerai, čia žinokit, mama prižiūri, čia viskas gerai, labai gerai, gera mama, čia viskas yra tvarkoj. Mama tikrai nėra bloga, bet ar jinai gali prižiūrėti? Pas ją ateina moteris, kurią ją prižiūri, kad jinai nenukristų ant žemės. Bet sako vaiko teisės, viskas čia yra gerai. Tėvui vaiko neduosim, o motina, reiškia, šioje situacijoje yra gera. Tai kokiais kriterijais šiuo atveju yra vertinami va šitie dalykai? Jokiais. Dar viena situacija yra ta, kad vaiko teisių tarnybose, kiek man teko susitikti ir matyti, socialiniai darbuotojai, kurie ateina, aš nenoriu įžeisti šitų darbuotojų, kadangi aš iš tikrųjų, man tenka su jais dirbti, bet man susidarė įspūdis, kad iš gatvės. Tai reiškia, kad užpildė formą, atitinka tam tikrus kriterijus, nepilnus, kokius gebėjimus reikia turėti, jokių. Aš manau, kad ten mažų mažiausiai turėtų turėti psichologinį išsilavinimą. Mažų mažiausiai. Darbas su vaikais, psichologinis išsilavinimas. O vėliau turėtų eiti papildomus kursus, kurios pridengtų, sakysim, prie šitos platformos, kuri vadinasi vaiko teisės. Ir kad vaikui padėtų, o ne tik tai aš girdžiu vaiko interesai. Kai paklausi konkrečiai, kas yra vaiko interesai, ne visi sugeba atsakyti iš tų pačių darbuotojų. O tie, kurie atsako, tai atsako taip, kaip pasisakė teismas. Nėra, reiškia, tokios savokos išvestos pilnai, kas yra vaiko interesai. Ir kaip jie turėtų koreliuoti vaiko interesai su tėvų interesais. Ir jeigu tai prieštarauja tėvų interesams, ar nebus pažeisti to pačio vaiko interesai? Čia niekam neįdomu. Šitos formulės niekas nežiūri. Aš pasakysiu taip, kad vaiko teisių tarnybos, kiek man teko susidurti to kėdytės tų laikų, nieko nepasikeitė. Tai yra grinai biurokratinis aparatas, pildyti ir rašliavoti popieriukus. Daugiau jie nieko ten nedaro. Todėl pagalbos kažkokios tai tikėtis neįmanoma. Todėl, kad jos niekada nebus. Jie parašė popierį ir sako, viskas gerai. Dabar šitoje situacijoje. Pasižiūrėkim, aš tik tai ekspromtu, netgi neapmokintas vaiko teisių tarnybos kaip atstovas, ką galėčiau aš padaryti šioje situacijoje, jeigu iš tikrųjų, pradėkim nuo to, yra teismo sprendimas, su to nieks nesiginčys, jeigu jisai yra įsiteisėjęs, jį reikia vykdyti. Mama, sakysim, pažeidė tvarką, kuri buvo laikinai nustatyta. Iš motinos vaiko, sakysim, motinos teisės į vaiką neapribotos. Reiškia, motina gali būti su vaiku, vaikas neatimtas, reiškia, vaikas yra saugioje aplinkoje. Nereikia meluoti šitoj situacijoje, kad vaikas buvo nesaugioje aplinkoje. Vaikas buvo ir bus saugioje aplinkoje, nes čia yra mama. Kas atsitiko, nevykdė teismo sprendimo. Viskas tvarkoj.
Tai tokiu atveju turėjo ateiti greičiausiai, paskambinti vaiko teisų tarnybos, net nereikia eiti, paskambinti, paprašyti, kad vaikas būtų vykdomas teismo sprendimas ir kad vaikas būtų grąžintas, jeigu išduotas yra vykdomasis raštas. Tokiu atveju antstoliai turi dalyvauti. Jeigu tai nėra ekstra atveju, jeigu tai yra ekstra atvejis, sakysim, tėvas hiperbolizuodamas sako, aš labai stipriai pergyvenu dėl vaiko, dėl jo saugumo, nes gali prikurt, kad mama ten neadekvati, išgerus, apsinarkašinus, kitos aplinkybės. Neturi reikšmės tai, kas įtikintų vaiko teisų tarnybas ir policijos pareigūnus, kad reikia patikrinti vaiko saugumą. Viskas gerai. Atvažiavo tenais policijos pareigūnai, sakysim, su vaiko teisėm. Jie ką turėtų daryti? Jie turėtų paklausti vaiko. Tu nori eiti su mumis dabar pas tėvą važiuoti? Atsakymas, jeigu vaiko ne, o tai ir buvo ne iš tos vaizdo medžiagos matyti, tai nereikia vaiko teisų tarnybos direktoriai meluoti. Dėl to, kad vaikas sutinka ir nori būti su tėvu. Vaikas myli abudu tėvus. Ir negalima atsistoti nei į vieną pusę šitoj situacijai. Tokiu atveju vaiko teisų tarnybos turėjo mandagiai prieiti prie mamos ir paaiškinti jai, kad jinai pažeidžia šitoje situacijoje vaiko bendravimo tvarką. Ir kad už tai gali būti numatyta atsakomybė, už teismo sprendimo nevykdymą, išsiunčia, vaizdžiai tariant, bilietuką 300 euriukų, bauda. Jeigu nežinot, kaip daryti, riaušių byloj tokia teisėja Vilnienė jau atkalusi šitą mechanizmą, tiesiog rašo juos vieną paskui kitą ir tvarka teisme šiokia tokia, bet jinai atsirado. Aš čia be ironijos visokio sakau, kad teisėja rado tą, sakysim, pjūvį, kaip galima suvaldyti atvykimą, neatvykimą į teismo posėdžius proceso dalyvius. Gal ne visą laiką ten sutiktina su to, ko yra, bet yra skundžiamos nutartys, čia jau visai kita kalba. Bet tokia galimybė gali būti ar ne? Ir tada tokiu atveju mama greičiausiai tą vaiką veš, o jeigu jinai neatveš, plus 300 eurų bauda. Nu, kažkada tai tą vaiką veš. Kita situacija, jeigu ir į tai net nereaguoja, su motina turėtų būti pravedami pokalbiai, dalyvaujant ir nedalyvaujant vaikui. Taigi ten mes turime adekvatų psichiškai sveiką žmogų. Bet ar tai daroma? Ne. Daroma tik tai štampais, daroma skaitomas įstatymas, tu va tą pažeidai, tą pažeidai, tą pažeidai, tą pažeidai. Kur mes gyvenam? Konclageryje? Mes ne konclageryje gyvenam. Labai dažnai pabrėžia dabartinis prezidentas, kad mes teisinėje valstybėje gyvenam. Tik jisai ko gero gyvena toj teisinėje valstybėje. Aš tai negyvenu teisinėje valstybėje, aš jos nejaučiu. Bet net ir iš šitos situacijos, kurią mes turim šiandien, ją galima pasižiūrėti humaniškai lankščiai, o ne kapoti tikriausiai. Tai vat vienas iš scenarijų, kaip aš galbūt būčiau daręs. Kitas scenarijus gali būti, gal nereikia tų baudų, gal užtenka įspėjimo pirmą kartą, galbūt pakalbėti su mama, išaiškinti, kad pasekmės bus. Jeigu to nedarysi, bus taip, jeigu taip nedarysi, taip, mes turim priimti kažkokį sprendimą. Per tą laiką su to vaiku galėtų žaisti specialistai, psichologai. Bet ką padarė? Koks žaidimas buvo? Žaidimas žaidžiam karą vadinasi. Tu būsi mano nelaisvė. Aš va dabar užlaušiu tau rankas ir mes išvažiuosim. Taip pasielgė vaiko teisų tarnybos atstovas. Ir tai, kad bandė žurnalistė Delfyje nukreipti dėmesį, kad kalta mama, nereikia nukreipti dėmesio šitoj situacijai. Aiškiai matosi vaikui užlaužtos rankos. Svarbi yra situacija tame, kad sako, iš vaikas buvo paimtas ir perduotas tėvui, nes jinai sudavė jam per veidą. Nežinau, aš bylos, sakysim, šitos visos istorijos, tačiau jeigu vaikui suduota buvo per veidą, akivaizdu, aš daugiau tikiu, kad tada be jokių mėlynių, tik pats faktas greičiausiai buvo skausmo sukelimas, tai užlaužimas rankų čia yra skausmo sukelimas ar neskausmo sukelimas. Jau nepaisant to, kad yra įsiveržimas į privačią erdvę. Užlaužti vaikui rankas, tai čia buvo vaiko teisių paisimas, vaiko interesų ar ne. Aišku, galima pasakyti tai, kad čia vaiko interesais, nes mes norėjome, žinokit, apsaugoti jūs nuo ko? Nuo teismo sprendimo nevykdymo. Tai čia yra vaiko interesai? Ne. Sprendimą nevykdė mama, su ją turėjo būti pokalbis.
Kas liko kaltas šitoj situacijai? Vaikas. Vaiko teisų tarnybos pačios aiškina tėvams, kad ką jūs bedarytumėt, kaip bekalbėtumėt, vaikas jaus didžiausią skausmą. Pačios vaiko teisų tarnybos nukreipia visą agresiją į vaiką. O dabar apkaltins motiną. Ir klausimas yra toksai, po tokio įvykio, kuris įvyko, ar tėvų santykiai pagerės? Ar bendravimas su vaiku ir teismo sprendimo vykdymas pagerės? Šiuo metu vyks teismas. Akivaizdu, kad tėvo pusė advokatai, kurie bus, tai yra jų darbas. Jie naudos visą šitą situaciją prieš motiną. Vaiko teisų tarnybos atsistos tėvo pusiai šališkai ir greičiausiai, aš labiau įsitikinęs, kad teismą užspausi tokį kampą, kad negalės nieko padaryti kitaip, kaip tik palaikyti tėvo pusę. Nes vaiko teisų tarnyba parašys tokią išvadą. Tai va šitoj situacijoje einant toliau, jeigu žiūrėt, vaiko teisų tarnyba turi būti reformuota iš esmės. Ir jinai turi būti reformuota iš esmės specialistų ir profesionalų lygmenyje. Ir bandant, sakysim, tą reformaciją padaryti ne iš karto kapoti kirviais, o bandyti priauginti kiekvieną tą dalytę, kuri padėtų vaikui ir padėtų šeimai, bet nekenktų vaikui, nekenktų šeimai. Ir kad žmonės suprastų, kad vaiko teisų tarnyba tai yra pagalbos struktūra, o ne struktūra, kuri atiminėja vaikus, muša vaikus, laužo jiems rankas ir įsakmiai nurodinėja, sakysim, ką mes padarysim su jumis, jeigu jūs mūsų neklausysit. Ten nedaug reikia. Reikėtų tik tai šiai dienai uniformas pasiūti, tokias juodas su vienu antpečiu ir duoti botagus. Ir pavadinti vaiko teisų tarnybos, kurios labai padeda vaikams. Vaiko teisų gestapas, ar ne? Labai tiktų toks pavadinimas. Tik tai čia jūs tai pasakėte. Čia aš. Na, kadangi buvo paskelbti dokumentai viešinimo, kiek vaiko teisų tarnyba skiria pinigų viešinimui, reklamai. Ir ten yra, kad po 12 000 TV3 gauna ir gruodžio mėnesį vėl patvirtinta ta suma. Ir neįvardintos po 12 000, neįvardintos žiniasklaidos priemonės. Tai tiesiog galima spėti, kad ir toliau matysim interviu su tetomis iš vaiko teisų, kokia vaiko teisų tarnyba yra gera, kaip jos gražiai dirba. O, pavyzdžiui, ten ta Lietaus mamytė yra blogai, jeigu dar bus kažkokiu atveju irgi analogiškų matyti, irgi visą laiką bus kažkas kitas kaltas, bet vaiko teisų tarnyba tai bus angeliukai, tokie gražūs, balti ir pūkuoti. Tai taip, kad kadangi tie buvo dokumentai jau nutekėję ir labai įdomu, kad Facebook'e per keletą valandų jie buvo visi ištrinti, tiesiog masiškai trinami, bet žmonės ir vėliau publikavo, kad žmonės žinotų, kad kiek vaiko teisų tarnyba skiria pinigų ir kam skiria pinigus reklamai, nes kaip yra žiniasklaida, jeigu gauna reklamą, jeigu ten tau moka po 12 000 ir tai sėdės pas tave ten ta vaiko teisų tarnybos, ten ta direktorė ir aiškins, kaip jin susijaudinusi, arba ten kokia ta mamytė yra bloga ir panašiai. Taip, kad žinokit, atkreipkite dėmesį, kad jau kai pamatysite, kad kokios jos geros tetos yra, tai prisiminkite apie tai, kad kiek pinigų, kad per mėnesį 42 000 buvo skirta grinai reklamai žiniasklaidoje, laidoms ir dar kokia yra nenurodyta. Tiesiog prisiminkite, kad už tų tokių gerų tetų slypi vaiko teisų pinigai. Na, o dabar turbūt mes pereisim prie Nausėdos.